Šiandieną tęsime mūsų antrąją temą ir pavadinau ją Varau, bet nieko nepadarau. Ir kaipgi aš čia atsiradau šitame varyme ir kaip iš jo išeiti. Tai po pavadinimu slepiasi ne kas kita, o viena iš išbalansuotų kūrinijos energijų, šiuo atveju vyriškoji, kai veikiama iš jėgos, per stumimą, per sunkų darbą, per tą varymą, kuris dėja nesukuria trokštamų vaisių. Taigi šiandien kalbėsiu apie moteriškos ir vyriškos energijų balansą, vidinės pusiausvyros radimą savyje. Ir kaipgi šiuos du polius savyje mes galime subalansuoti. O kai būna nesubalansuota, tuomet mes jaučiamės nepatenkinti, jaučiamės neišsipildę, mums trūksta pasitenkinimo ir prisipildymo jausmo. Būna kaip ir nemalonūs, neišpildantys, džiugesio nenešantys santykiai, kažkokia tai nuobodi, pilka, negyva kasdienybė. Ir tai mes jaučiam savo kaip individualioje patirtyje, bet tai taipogi vyksta ir visų kolektyviniu mastu. Mes esame praradę gebėjimą būti, gyventi, išreikšti save harmonijoje ir gausoje. Mums tiesiog reikia iš naujo išmokti, tiek teoriškai suprasti, tiek ir praktiškai atkurti šią moteriškos ir vyriškos energijų pusiausvyrą savyje. Nes tik tai tokiu būdu galėsime padaryti reikšmingus, ženklius, apčiuopiamus ir ilgalaikius pokyčius savo viduje, kas po to ilgainiui pradės atsispindėti ir mūsų išorinėme pasaulyje ir mūsų kasdienybėje. Ir dėl to, kad abi energijos skirtingomis kombinacijomis mumyse apsigyvena, kiekvienas žmogus savyje turi tam tikrą unikalų ir šių dviejų dažnių, šių dviejų energijų disbalansą. O disbalansas pasireiškia kaip galbūt nemalonios situacijos, kažkokie nenorimi iššūkiai. Arba visa ta disharmonija, nesvarbu kaip jinai pasireiškia, bet viskas, ką mes savo viduje jaučiamės, kad mums kažkas netinka, kažkur stringam, kažkas nesiseka, kažkas sunku, kažkas neveikia, kad ir kaip tai be pasireikštų, tai tik tai mums signalizuoja, jog yra vyriškosios ir moteriškosios energijų disbalansas. Rekvizitas sėkmingai manifestacijai įvykti yra būtent vyriškos ir moteriškos energijų pusiausvyros sukūrimas kaip pirmas žingsnis. Atsidavimas, elegancija, dėkingumas, džiaugsmas, gerumo jausmas, atvirumas, aistra, kantrybė, gimimas, supratimas sraute, sklandumas, transformacija, išmintis, atsakingumas, stabilumas, struktūra, dėmesys, pergalė, generatorius, įsakymas, garbė,
Ar jaučiat kokie tokie atrodo trumpi, konkretūs, plokšti, tiesioginiai žodžiai, net jaučiasi, kai juos skaitai. Be dėmesio, be vyriškos energijos, moteriška energija irgi nėra visavertė, nes jinai jaučiasi nepalaikoma, jinai tada būna tokia be struktūros, dėl to neturi krypties ir tokia yra be užbaigtumo, be sėkmės jausmo. Jinai tik tai sukasi tą savo spiralę, bet nieko nesukuria. Jinai nesugeba įgyvendinti planų. Arba tai, kas buvo pradėta, lieka neužbaigta. Nes ta sukosi, vingiavo ta moteriška energija, bet be vyriškos energijos, be dėmesio, be struktūros, jinai ėjo ir nutekėjo ir niekas nesimaterializavo, neužsibaigė, neįsigyvendino. Du lazdos galai, kur vienam nėra gerai, nes ten sunku dėl to viso stumimo, darimo, jėgos naudojimo, kitam lazdos gale irgi nėra gerai, nes ten jaučiuosi bejėgiu, nepajėgiu nieko sukurti, padaryti ir įgyvendinti. Nei ten nėra gerai. Reikia balanso. Gebantis laikyti savo žodį, atliekantis dalykus iki galo, išbaigtai, tęsiu savo pažadus. Irgi esu laisvas žmogus, bet ta laisvė tokia nechaotiška, kur ten kažkas ten toksai crazy, kažkoks dalykas vyksta, bet yra struktūruota laisvė. Jinai laisvė, bet jinai turi kryptį, jinai turi struktūrą. Iškreiptas vyriškumas, kai mumyse jo yra per daug, tai jisai toks tampa per daug viską saugo. Per daug tampa toks griežtas, toksai sausas, griežtas, dogmatiškas, toks nebėra lankstumo, toks visą laiką viskas griežta, nelankstu pagal taisyklės. Toksai gali būti net ir nesąžiningas noras laimėti, manipuliuoti tam, kad laimėtum. Irgi išbalansuotas vyriškumas pasireiškia, kai žmogus per buvimo oportunistų. Ai va, galimybė atsirado, šoko ant bangos, žiūrėsiu, kas iš to išeis. Toks vat neapgalvojimas, kokia mano motyvacija ir kokias tai gali pasekmes sukurti. Gali pažadinti tą naują būdą būti santykyje visų pirma su savim, būti santykyje su savo moteriškąja energija, su savo vyriškąja energija. Ir kai mes jas visų pirma savyje abi labiau atnešam į balansą, tada galim iš kitos vietos naujų būdų eiti į santykį ir su visais kitais. Trečiasis webinaras bus apie santykius, apie pamatyti save per santykius. Ačiū labai.